Labas vakaras, sakau visiems susirinkusiems šiandien į istorinę prezidentūrą. Sukvietėme jūs neeilinę progą. Šiandieną minime prezidento Aleksandro Stulginskio gimtadienį. Net ne gimtadienį, o garbingą jubiliejų. Šiandien Aleksandrui Stulginskiui būtų sukakę 140. Na ir mūsų renginys yra diskusija apie įžymų politiką, Lietuvos istorijos svarbų veikėją. Todėl tikrai čia dalyvaujantys istorikai pateiks daug įdomių įžvalgų. Kaipgi gimė tas politikas? Kaip Aleksandras Stulginskis, toks jaunas, dar iki 40, tapo tikra Lietuvos politikos žvaigžde? Juk jis ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, ir steigiamojo Seimo pirmininkas, ir kitų Seimų narys, o taip pat ir jauniausias tiek Lietuvos, tiek Europos prezidentas. Taigi, diskusijoje su kolegomis istorikais mes stengsimės atidžiau panagrinėti Aleksandro Stulginskio asmenybę, jo siekius, jo svajonės, susiformavusią pasaulėžiūrą ir moralinės vertybės, o taip pat ir jį supusius žmonės, ugdžiusias mokslo įstaigas, na ir politiniam darbui subrandinusias politinės organizacijas, aišku, daugelį kitų aspektų. Taigi, būtent apie tai mes kalbėsime su diskusijos dalyviais, kuriuos ir norėčiau pristatyti. Tai labai malonu, kad iš Vilniaus pas mus atvyko istorikė, daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Ji yra Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus specialistė. Taip pat labai malonu mūsų draugijoje matyti taip pat istorikę, docentę, daktarę, Vilniaus universiteto dėstytoją Dalią Bukilevičiūtę. Taip pat mūsų diskusijoje dalyvauja jaunas istorikas, mūsų istorinės prezidentūros naujas muziejininkas, kuris ir kuruoja prezidento Aleksandro Stulginskio biografinius tyrimus, tai Laurynas Blažys. Na, o šią diskusiją moderuosiu aš, taip pat istorinės prezidentūros istorikė, muziejininkė Ingrida Jakubavičienė. Taigi, kada prasideda tas politiko gimimas? Tikriausiai galime sakyti, kad kiekviena asmenybė formuojasi nuo vaikystės, jo šeimoje, jo artimiausioje aplinkoje. Ir Aleksandras Stulginskis gimsta kaip 12 vaikas neturtingų valstiečių Domininko ir Marijonos Stulginskių šeimoje. Tačiau ši šeima netokia jau ir paprasta. Mes matome, kad tėvas pasižymėjo verslumu, tokiu veržlumu, na, o motina, kaip rašo Aleksandras savo atsiminimuose, buvo nepaprastai darbšti, nepaprastai gera vaikams motina. Tačiau pirmasis Aleksandro sukrėtimas tai yra gana staigi motinos netektis. 15 metų jaunuolis netenka mamos ir, kaip jis rašo, būtent mamos netektis suardo visą šeimą. Aleksandras, kaip ir kiti broliai, gauna iš tėvo tik tam tikrą dalį. Gauna arklį, kurį pardavęs, gauna 40 rublių. Tai ir startas į gyvenimą, į platų gyvenimo vieškelį. Tačiau jis nenusimena. Kartu su vyresnių brolių ir sesers pagalba, kurie jau buvo emigravę į Ameriką, paprašo jų finansinės paramos, na ir tokiu būdu įstoja mokytis į Liepojos gimnaziją. Vėliau jo kelias nuveda į Kauno kunigų seminariją ir
tai jau yra labai svarbus jo gyvenimo pasirinkimai. Taigi dabar jau norėčiau į pokalbį įtraukti kolegas, istorikus. Ir pirmąjį klausimą norėsiu užduoti kolegai Laurynui Blažiui. Norėtumėm pagvildenti tokį svarbų kunigų seminarijos etapą, nes būtent čia jis sutinka draugus, kurie vėliau tampa labai svarbus ir politiniai bendražygiai. Ir apskritai kunigų seminarijoje turbūt galime sakyti susiformuoja jo krikščioniška pasaulėžiūra, ir daugybė moralinių vertybių, tas moralinis stuburas, galima sakyti, susiformuoja būtent studijuojant dvasinius dalykus. Taigi būtent čia atsiranda pažintis su prelatu Jonu Mačiuliu Maironiu, su kunigu Mykolu Krupavičium, kunigu Mykolu Vaitkum ir daugeliu kitų. Taigi, Laurynai, norėčiau jūsų paklausti, kaip manot, kiek Stulginskis pasisėmė žinių ir moralinių vertybių, o taip pat kiek jis susirinko būsimų politinių bendražygių nuo seminarijos laikų ir kaip ta dvasinė seminarija formavo jį kaip politiką ir kaip ilgametį Krikščionių demokratų partijos frakcijos narį. Tai ką jūs galėtumėt pakomentuoti? Taip, tai visų pirma, labas vakaras visiems, ačiū už klausimą ir tikrai malonu tiek daug matyti surinkusių žmonių. Tai pirmiausia, reikėtų turbūt aptarti, kad Aleksandras Stulginskis pasirinko studijuoti dvasinėje seminarijoje, nebūtinai vedamas savo krikščioniškų paskatų. Aišku, Stulginskiai, tiek jo tėvai, tiek ir pats jis augo kaip krikščioniška šeima, jie buvo tikintis, tačiau pačios paskatos studijuoti dvasinėje seminarijoje tikrai nekilo iš to. Tai kaip ir Ingrida minėjo, Aleksandras Stulginskis buvo gimęs neturtingoje šeimoje, ir pabaigė pradėjo mokyklą, tačiau jo tėvai negalėjo jo leisti tolesniems mokslams. Taigi jis paskolino pinigų iš JAV gyvenančių brolių ir sesers, ir būdamas, norėdamas būti įtikinamesniu, jis pasižada, kad taps kunigu. Ir pabaigęs Liepos gimnaziją, šio pažado jis, imasi tesėti. Taigi įstojo Žemaičių kunigų seminariją, ir vėliau studijas tęsė būtent Vienoje. Tačiau tikrai negalima sakyti, kad šios studijos, nepaisant to, kad jis niekada neturėjo realių paskatų tapti kunigu, neturėjo jokios įtakos jo tolesniam gyvenimui. Tai iš tikrųjų krikščionybė kaip vertybė sekė Aleksandrą Stulginskį nuo jaunystės iki pat jo gyvenimo saulėlydžio. Ir tai ypač akivaizdžiai atsispindi ir politinėje sferoje. Tai Aleksandras Stulginskis, kaip žinia, 1917 metais dalyvavo įkuriant Lietuvos Krikščionių demokratų partiją, buvo išrinktas jos centro komiteto pirmininku. Ir apskritai kalbant, viso tarpukario laikotarpiu turbūt buvo vienas iš pagrindinių tos partijos veidų. Ir visiškai ne veltui, kadangi krikščioniškos vertybės jam buvo itin svarbios. Net ir per pirmąjį Krikščionių demokratų partijos suvažiavimą jo jau minėtas kolega Mykolas Krupavičius savo prisiminimuose sako, štai ir kalba Aleksandras Stulginskis ir dvi pagrindinės jo vertybės labai greitai atsiskleidžia, tai demokratybė ir krikščionybė. Ir be abejo, kaip ir minėjau, ta krikščionybė išlieka jo būtent vertybė per visą jo gyvenimą. Ir pati Krikščionių demokratų partija, ji nebuvo krikščioniška vien tik ant popieriaus. Reikia pažiūrėti ir į pačią jos programą. Tai vienas iš pagrindinių jos teiginių tai yra sutvarkyti Lietuvos kraštą vadovaujantis Kristaus mokslu. Ir ta programa realiai atspindėjo ir pačioje partijos veikloje. Ir Stulginskis kaip jos atstovas, tai jis turėjo jos laikytis be abejo. Tai jau ir žiūrint į steigiamojo Seimo metus, į pirmųjų parlamentų metus, tai krikščionys demokratai, jie stengiasi, visų pirma, jie nesutiko apriboti bažnyčios būtent padėties valstybėje, nenorėjo jos atskirti nuo valdžios, rūpinosi, kad būtų ne tik užtikrinamos katalikų teisės, tačiau kad ir tikėjimas būtų mokomas mokyklose, kad jie buvo nepatenkinti, kad tiek 1920, tiek 22 metų konstitucijose krikščionybė nebuvo įvardinta kaip valstybinė religija. Ir kitos partijos netgi pradėjo teigti, kad krikščionys demokratai norėjo Lietuvą paversti teokratinę valstybę, kas turbūt nebuvo visiška tiesa. Bet iš tikrųjų, iš Aleksandro Stulginskio politinių apraiškų galima pamatyti ir visiškai priešingų pavyzdžių, kaip
jo veiksmai tarytum eitų visiškai priešingai krikščioniškoms vertybėms, kaip tarkim 1925 metai Lenkija su Šventuoju Sostu pasirašo konkordatą, kurio praktiškai Vilniaus kraštas yra atiduodamas Lenkijai. Na ir Aleksandras Stulginskis, nepaisant to, kad jis buvo Krikščionių demokratų partijos atstovas, nepaisant to, kad jis buvo ir olus katalikas, jis užsiėmė labai radikalią poziciją. Jis siūlė nutraukti visus diplomatinius santykius su Šventuoju Sostu. Na ir tai buvo radikali pozicija ne tik Krikščionių demokratų blokė, bet net ir žiūrint į nekrikščioniškų partijų pozicijas. Na ir ji nebuvo itin populiari, reiktų pasakyti. Atsakant į klausimą, kokius bendražygius studijų metais sutiko Aleksandras Stulginskis, tai žiūrint į studijas Kauno kunigų seminarijoje jų nebuvo labai daug, bet jeigu pažiūrėsime į jos studijas Innsbruke, Austrijoje, tai buvo du asmenys, jis studijavo su dviem kitais lietuviais, tai vienas iš jų minėtas Mykolas Vaitkus, jis, ko gero, jis buvo kunigas, bet galbūt daugumai geriau žinomas kaip poetas, rašytojas. Jis buvo ganėtinai daug pasižymėjo tarpukario Lietuvoje, vėliau pasitraukė į vakarus ir toliau kovojo už lietuvybę. O kitas buvo labai įdomus asmuo Juozapas Bakšys. Jis taipogi buvo kunigas ir pabaigęs būtent Innsbruko teologijos studijas, jis kurį laiką tęsė tą patį kelią kaip ir Stulginskis. Jis dalyvavo iš pradžių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje, vėliau jis bendradarbiavo su Lietuvos vyriausybė, per šį žmogų lietuviai palaikė ryšius su inteligentais okupuotame Vilniuje, ir už ką jis 1924 metais dėja, bet buvo Lenkų nacionalistų nušautas. Ir be abejo, kaip Ingrida minėjo, per tuos metus studijų užsimezgė pažintį su Maironiu, su Mykolu Krupavičiumi, kurie taipogi darė didelę įtaką Aleksandro Stulginskio gyvenime. Tai tiek. Labai gerai, labai daug mes sužinojame, tačiau reikia turbūt pasakyti, kad vis dėlto, kad ir kaip ilgai studijavo ir Kauno kunigų seminarijoje, o vėliau vėlgi to paties dvasinio pašaukimo dar metus ieškojo ir Austrijoje, Innsbruko universitete, teologijos fakultete. Vis tik tai nusvėrė pasaulietis ir Aleksandras Stulginskis viską apmastė, suprato, kad dvasininko kelias vis dėlto nėra jam ir kur kas naudingesnis jis galėtų būti savo tautai kaip pasaulietis. Ir būtent iš Austrijos jis, grįžęs į Lietuvą, supranta, kad reikės ieškoti vis dėlto kitos profesijos ir pasirenka agronomijos studijas. Jis sužino, kad Vokietijoje, Halėje yra labai populiarus ir tikrai žymus Vokietijoje žemės ūkio institutas, taigi nuvyksta ten, įstoja ir pradeda mokytis. Ir ten jis pasirenka būtent gyvulininkystės kryptį, nes kaip savo atsiminimuose rašė, pagal jo atliktus Lietuvos dirvožemio, klimato, gamtinių sąlygų tyrimus, žemdirbystė Lietuvai nelabai tinka. Kur kas geriau, jeigu ūkininkai daugiau dėmesio skirtų gyvulininkystei. Taigi būtent todėl jis pasirenka šitą specializaciją. Ir agronomijos studijos, apskritai tas ryšys su žeme, jo gyvenime taip pat užims labai svarbią vietą. Tačiau dabar pokalbį norėčiau jau pratęsti su gerbiama Dalia Bukelevičiūtė. Taigi mes sakėm, kad pradėtos sėkmingai baigtos agronomijos studijos turbūt sąlygoja jo taupumą, racionalumą, praktiškumą, ūkiškumą, siekį nuolat tobulinti žemės ūkį, išgauti vis didesnį derlių. Kiek agronomijos studijos ir apskritai žemės ūkio reikalų išmanymas formavo Stulginskį kaip pragmatišką politiką? Kokiuose valstybiniuose darbuose mes galėtumėm pastebėti, kad štai tas ūkiškumas tikrai permuša visas kitas jo savybės. Taip, laba diena. Bet kalbant dar apie agronomiją, vis tik reikia papildyti kolegą, kalbant ir apie kunigystės studijas arba mokslus Austrijoje,
nes tai yra laikmetis, kai jisai gilinosi į katalikybės dogmas, į visus raštus, į senovinius raštus, į tuometinius raštus. Ir matyti ir ta kunigystė, ne tik agronomijos studijos išugdo tą tokį, ne kunigystė, bet kunigystės studijos, katalikybės, teologijos studijos, tokį griežtumą, atsakingumą, tikslumą. Ir kitas dalykas, tai tie, kurie yra studijavę teologiją, visada pasakys, kad teologijoje yra labai svarbios kalbos. Ir Aleksandras Stulginskis išmoksta ir senąsias kalbas, tokias kaip lotynų arba senąją graikų, bet taip pat puikiai mokėjo vokiečių kalbą. Na, o vėliau prezidentaudamas išmoko ir anglų bei prancūzų kalbas. Tai tikrai buvo žmogus eruditas ir tos studijos užsienyje, na, vėliau bus labai vertingos dirbant atsakingose postuose arba einant atsakingas pareigas Lietuvoje. Ir tai, ką minėjote, vėliau tęsia, na, kai apsisprendžia galutinai, kad nebus kunigu arba kunigystė nėra jo gyvenimo kelias, išklausęs rekomendacijų, čia turime 20-ojo amžiaus Lietuvą arba Lietuvos teritoriją, dar tai laikmetis, kai nekalbame apie nepriklausomybę, dar tas laikmetis, vis tik nusprendžia priimti sprendimą dėl tokio žemiško gyvenimo ir 3 metus studijuoja Halyje kaip agronomas, įgyja agronomijos specialybę, kuri vėliau gyvenime labai daug kartų, na, jam kaip žmogui tikrai bus prisiminta. Tai jau kaip politikas dirbdamas tikrai turės labai daug dėmesio skirti žemės ūkio reformai ir, kaip žinote, steigiamasis Seimas, kurio pirmininku ir bus Aleksandras Stulginskis, bus tas, kuris pradės svarstyti žemės ūkio reformos įstatymą ir įgyvendinti. Vėliau krikščionys demokratai turės šį įstatymą. Tai apskritai žemės pertvarka, ūkiniai klausimai, agronomijos klausimai bus ir svarbus ir nesvetimi. Vėliau jisai po perversmo sugrįš į savo ūkį ir realizuos save kaip tikras agronomas, tai yra jau realiai vykdys ūkininko veiklą ir užsiims ir pienininkystę, ir gyvulininkystę, ir uogų rinkimu, pardavimu, tai yra, na, 10-metį beveik dirbs kaip tikras ūkininkas. Ir vėliau, beje, kai grįš jau iš tremties į Kauną, agronomijos studijas teks prisiminti ir turėtus įgūdžius, nes vėl dirbs šiltnamyje, dirbs su agurkų ir pomidorų auginimu ir, kaip žinote, ir atsiminimuose dukrai rašys, kad gal galima iš Amerikos būtų atsiųsti vieną kitą knygelę apie agurkų ir pomidorų auginimą. Tai tos agronomijos studijos žmogų tokiais atskirais etapais, bet Stulginskį tikrai lydės visą gyvenimą. Iš tikrųjų, palėtėt labai svarbią temą - gyvenimas užsienyje, keli metai ir Vokietijoje, metai Austrijoje, Innsbruke, užsienio kalbų žinojimas, užsienio šalių kultūros pažinojimas. Visa tai turbūt bus labai svarbu, kai Stulginskis taps prezidentu ir jam teks susitikti su į Kauną atvykstančiais diplomatais. Taigi, gal Dalia dar galėtumėt pratęsti būtent tie diplomatiniai ryšiai, kaip juos sekėsi megzti jau prezidentu tapusiam Aleksandrui Stulginskiui. Čia ta tema, kurią dažnai mėgstame aptarti, kalbėdami apie prezidentus, nes prezidentai buvo tie asmenys, kurie priimdavo užsienio šalių diplomatus, jų kredencialus arba skiriamuosius raštus. Tačiau bendrai kalbant, vis tik reikia pasakyti, kad Stulginskis, stengiasi atokiau laikytis nuo užsienio politikos. Ir kai kalbame plačiaja prasme apie užsienio politiką, vis tik būdamas prezidentu jis šiuos įgaliojimus arba galias buvo labiau palikęs ministrui pirmininkui ir užsienio reikalų ministrui. Tai pats kaip asmuo užsienio politika tiesiogiai nesidomėjo, nors gyvenimo tam tikrais etapais jam teko domėtis, kai dirbo antrojoje vyriausybėje. Vilniaus klausimas buvo sprendžiamas pačiu aštrumu, kai Vilnius buvo netektas ir tikrai reikėjo pasisakyti gana griežtai apie kariuomenės formavimą, Vilniaus galimybę susigrąžinti Vilnių. Tai tie etapai skirtingi, bet kalbant plačiai apie užsienio politiką, vis tik čia buvo žmogus, kuris labiau domėjosi vidaus politika, vidaus klausimais ir tokia kaip žemės ūkio reforma, finansinės reformos, jam buvo daug artimesnės negu užsienio politika. Gal Vilma Akmenytė Ruzgienė galėtų kažką dar praplėsti, vis dėlto
šiandieną susirinkę esame istorinėje prezidentūroje, kurioje 6 metus praleido ir prezidentas Aleksandras Stulginskis. Turbūt šios sienos mena ir ne vieną užsienio svečią. Ar galėtumėt kažką pakomentuoti? Iš ties, kai kalbam apie Aleksandrą Stulginskį, man prisimena labai jo būdo diplomatiškumas. Man susidaręs yra toksai įspūdis iš įvairiausių liudijimų ir iš tekstų, kuriuos tekę yra skaityti, jo paliktų žodžių užrašytų arba kitų prisiminimuose paliktų liudijimų. Ir man susidarė įspūdis, kad tai buvo labai diplomatiška asmenybė. Ir aišku, kilo kitas klausimas, kodėl toks diplomatiškas žmogus nepasuko į diplomatinį darbą. Kodėl jis netapo diplomatu, nes jis turėjo visas savybės iš tikrųjų tapti puikiu diplomatu. Ir čia galbūt man atmintyje dabar yra įstrigęs vienas epizodas, kurį norėčiau jums priminti. Jis nutiko čia šitoje salėje 25 metais, kai Lietuva jau buvo tapusi Tautų Sąjungos nare, buvo jau įgijusi įvairių valstybių tarptautinį pripažinimą. Ir štai Kauną atvyksta Tautų Sąjungos pirmininkas Erikas Drumondas. Jis atvyksta, apsilanko čia ir žinote, kaip ir dabar, taip ir anuomet buvo įprasta pasitikti svečius tostų ir išlydėti taip pat tostų. Kas yra tostas? Tai yra trumpa sveikinimo kalba. Ir aišku, mes tuo metu turime dvi problemas. Turime Klaipėdos krašto problemą ir turime Vilniaus. Sėdim mes Kaune ir sakom, kitą vasario 16 mes tikrai švęsim Vilniuje, bet reikia dar palūkėti. Ir štai to susitikimo metu, jis nesukeldamas konflikto, bet labai gražiai primena Tautų Sąjungos pirmininkui apie Lietuvos didelės pastangas siekiant atgauti Vilnių. Bet kaip jis pasako tą, jo kalba ir dabar galėtų būti pavyzdinė kalba, tinkanti bet kuriam dabartinės Lietuvos valstybės vadovui, kaip būtų galima kreiptis į užsienio organizacijos ar užsienio šalies vadovą, nesukeliant konflikto, priminti švelniai tą klausimą, Vilniaus klausimą, kiek jis mums yra aštrus, bet taip, kad tas žmogus suprastų. Ir čia yra, aukštoji diplomatijos mokykla tikriausiai, kaip žinot, kai sako, reikia sugebėti pasakyti savo oponentui taip, kad jis nueitų ten labai labai toli, bet jis nusisukęs nueitų ten ir dar labai šypsotųsi. Tai čia Stulginskio kalbose labai yra išreikštas šitas dalykas. Tai diplomatiškumas yra tikrai labai, man atrodo, vienas iš didžiausių bruožų. Kalbant dargi apie tarptautinius santykius, aišku, mes neturim iš Stulginskio laikotarpio jokių tokių didelių vizitų, apskritai prezidentai tuo metu niekur negalėjo išvykti. Vis dėlto ir mes čia Lietuvoje tokių labai didelių vizitų neturėjom, bet aišku, diplomatiniai paskirimai, čia derinimas, kaip ir Dalia minėjo, tai viskas buvo atiduota labiau vykdomai valdžiai šitie prioritetai. Bet pats Stulginskis vis dėlto, man atrodo, tuo laikotarpiu uždavė tą tokį švelnų, gerą, pozityvų toną. Bet kaip žinia, ne vienas jis tuo metu sprendė. Daugiau katalikų, kurie buvo ir Seimo atsakingose postuose, ir taip pat ir vyriausybės postuose. Iš tikrųjų, Aleksandras Stulginskis labai daug mokėsi, turbūt nuolatos stebėjo savo artimos aplinkos bičiulius ir tikrai mokėsi, kas yra vertingiausio, kas yra geriausio ir tikrai jo ir diplomatiškumas, ir taktas, ir gebėjimas suderinti įvairių interesų, požiūrių, žmonių bendrą darbą yra tikrai neginčytinas. Ir dėl to turbūt šiandien tikrai mes į Aleksandrą Stulginskį galime žiūrėti kaip į solidų valstybės vadovą, prezidentą, kuris tikrai nuėjo ilgą kelią ir tikrai pelnė ir tautos, ir valstybės pripažinimą. Ir turbūt tas jo kaip politiko kelias, pirmieji svarbesnieji žingsniai jau buvo žengti Pirmojo pasaulinio karo metais, kai jis 1915 metais vokiečių kariuomeniai artėjant prie Vilniaus vis dėlto nesievakuoja į Rusijos gilumą, o vėlgi komiška istorija, kodėl jis neišvyko, juk turėjo išvykti ir savo turtą išsiuntė, ir savo vadovaujamos įstaigos turtą taip pat išsiuntė į Rusiją, tiesiog sužvalgė kriaušių, o vakare pasirodo
kriaušės nebuvo švarios, suviduriavo, taigi tokia priežastis, dėl ko Aleksandras Stulginskis liko Vilniuje ir iš karto atsidūrė veiklių lietuvių inteligentų būryje, kadangi dalis lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto narių išvyko, vis dėlto pasitraukė į Rusiją, taigi draugija priėmė naujų narių. Taip, su naujomis pajėgomis ir Aleksandras Stulginskis atsirado šitoje kertinėje organizacijoje, kuri ir išvedė lietuvius į vasario 16-ąją. Taigi vėl norėčiau su Vilma Akmenyte toliau pratęsti mūsų pokalbį. Kaip Jūs manote, tas kelias Aleksandro Stulginskio, tie pirmieji politiniai žingsniai kartu su Lietuvos tarybos nariais iki vasario 16-osios akto pasirašymo. Tai kokias svarbias pamokas čia Stulginskis išmoksta, dirbdamas kartu su kitais Lietuvos tarybos nariais? Taip, tikrai mes čia turėtumėm netgi atsigręžti, ko gero, į tą ankstesnį pasakojimą apie jo kaip būsimo dvasininko studijas ir jo lemtingą labai apsisprendimą, aš manyčiau, labai esminį apsisprendimą, štai kodėl mes čia dabar sėdime ir kalbame apie Stulginskį, tai kad jis pasirinko pasauliečio kelią. Beje, į politiko kelią jį atvedė Povilas Dogelis. Kaune puikiai žinomas dvasininkas, vienas iš lyderių, taip pat steigiamojo Seimo narys ir tuo metu Vilniuje susibūrusių politinių veikėjų, vienas iš tokių irgi spiritus movens, labai geras organizatorius, įvairių organizacijų, draugijų, pažinčių mezgėjas. Ir praktiškai jis atrado Stulginskį ir pakvietė prisijungti jį į inteligentų būrelį, pamatęs ir vertinęs, jau žinodamas, ypač žinodamas iš Kauno laikotarpio, bet įvertinęs jo veržlumą ir įvertinęs jo būdą, kur būtų galima pritaikyti jo žinias. Na ir štai agronomas Stulginskis atsidūrė Vilniuje, įsivaizduokit, Vilnius Pirmojo pasaulinio karo metais. Tai yra, mes dabar galim truputį pradėti pajausti, kaip tai galėtų atrodyti, taip, kaip mes turim tą dabartinį geopolitinį tokį jautrų foną. Tai vienas dalykas, kad jis iš Alytaus šiaip netaip atsikrausto į kito Vilniaus sunkiai sirgdamas išties. Ir likimas jam buvo gailestingas, nes jis priėmė teisingus sprendimus. Jis nusprendė, kad jis gydysis pats, jis nepasitikės to meto ligoninėms, kur žinojo, kad reputacijos ne kažkokios. Jį išgelbėjo taip pat bičiuliai lietuviai. Na ir jis po truputį atsidūręs tame Vilniuje agronomas mieste. Ką veikia agronomas mieste? Jis pradėjo įsitraukti į lietuvių įvairias veikas. Pradeda atsirasti vis daugiau ir lietuvių. Įvairios mokyklos yra evakuojamos ir jos apsigyvena Vilniuje. Dalį žmonių perkeliama vis į Rusijos imperijos gilumą, bet dalis žmonių lieka. Vilnius uždaromas. Visiškai. Vienu metu jis yra uždaromas kietai. Nebeleidžiamas susiekimo, bet kas tai reiškia? Uždaromas miestas. Tai reiškia, kad nėra maisto. Tai mes dabar galim pabandyti įsivaizduoti, ką mes darytumėm be vandens tiekimo, be maisto produktų ir reikia organizuoti maisto tiekimą ir štai lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti, jos žinioje atsiduria vaikų prieglaudos. Ne viena prieglauda, bet kelios prieglaudos. Jie taip pat rūpinasi ir vyresnio amžiaus žmonėmis, ligoniais, kurie liko tame mieste. Ir jeigu žinote Vilnių, Subačiaus gatvėje buvo įsteigta tokia vadinama didžioji prieglauda. Beje, tos prieglaudos nuotraukų yra dėl to, kad Povilas Dogelis, tos draugijos organizatorius, nusprendė, kad reikia įamžinti to meto lietuvių veiklą ir ten yra puikių serija nuotraukų. Ir Stulginskiui yra pavedama rūpintis įvairiais organizaciniais darbais ir ką Stulginskis padaro, jis kartu įtikina, bendradarbiavimas su kitais lietuviais, kad jiem reikia išsinuomoti žemės sklypus ir pradėti Vilniuje auginti daržoves. Bulves,
kitas daržovės, kurias galėtų, taip, burokėliai, pomidorai, lapinės daržovės, tiesiog, kad tą maistą, kurį užsiaugintų, galėtų tiekti į prieglaudas ir galbūt dalį netgi parduoti. Ir čia dar vienas toksai momentas atsiskleidžia, nes reikia komunikuoti tiek su okupacinė valdžia, tuo metu jau yra vokiečių okupacinė valdžia galioje, iš jų kažkaip bandyti gauti maisto atlikas. Jie sugeba akumuliuoti ir tuo metu jau besitraukiančių rusų paliktas atsargas perimti savo žinion. Iš ties sugebėjo išlaikyti didelę dalį žmonių, įdarbinti juos, mokėti atlyginimus ir kartu, kai jau būdavo, kaip pilvai buvo daugmaž sotus, kai nebuvo visiškas badas, bet jie matė mirštančius iš bado žmonės tame Vilniuje ir pradeda labiau rūpintis ir tais lietuvybės reikalais, žmonių gerovę. Ir čia, kas tame visam būry, šalia aprūpinimo socialinės gerovės, atsiskleidžia dar ir pedagoginė veikla, nes Stulginskiui yra pavedama organizuoti pedagogikos kursus, jis dėsto žemės ūkio mokslus ir taip pat dėsto lietuvių gimnazijoje, jam liktai vienu metu buvo pasiūlyta steigti ir lietuvių gimnaziją, bet šitą darbą perima Mykolas Biržiška, taigi jam lieka vadovavimas pedagogikos kursams. Na ir kai dargi jis tame inteligentų būrelėje kartu sprendžia, koks čia šansas, nes pradeda atsiverti karas, yra galimybių laikas. Atsiveria galimybių langas ir bandyti galvoti apie Lietuvos nepriklausomybės idėjos įgyvendinimą, kai idėja virs tikrų realių kūnų. Ir štai čia pradedama galvoti apie Lietuvos tarybos formavimą, kūrimą. Ir ta taryba, kad turėtų įgaliojimus, reikalinga, kad jinai būtų išrinkta iš įgaliojimus turinčių atstovų. Taigi, ilga istorija trumpai. Pasitengsiu sutrumpinti. Vilniuje 17 metais yra sukviečiama lietuvių konferencija. Ir ta lietuvių konferencija išrenka 20 žmonių Lietuvos tarybą. Ta Lietuvos taryba yra tie žmonės, kurie vasario 16-18 metų pasirašys Lietuvos nepriklausomybės aktą. Į tą 20-tuką patenka ir Stulginskis. Ir pagrindiniai dalykai, dėl ko jis patenka į tą 20-tuką, vienas dalykas jis save skleidžia kaip gerą organizatorių, kaip gerą administratorių, kaip gerą lietuvį, kaip gerą pradedantį į politiką, jauną, kur vyresnieji gali jį greitai ten sudėlioti kaip šachmatų lentoj pasiūsti kažkur kažką padaryti. Kitas dalykas, jis pradeda ir pats veikti iš savęs per pedagogikos kursus ir kitas organizacijas. Ir dar vienas labai svarbus aspektas yra, tai jau atlaisvėjus situacijai truputį vėliau po vasario 16 aktą pasirašymą, jis tampa dar ir karo pabėgėlių ir grįžtančių į Lietuvos teritoriją komisijos pirmininku. Taigi labai daug veiklos, labai skirtinga, labai įvairi ta veikla atveria jam kelią į politiką. Ir čia didžiausia, dar pasikartosiu tiesiog, didžiausias laimėjimas, kad jis nebuvo dvasininkas. Jeigu jis būtų buvęs dvasininkas, mes šiandien tikrai neminėtumėm jo jubiliejaus, nes dvasininkų ir taip jau buvo ganėtinai gausus būrys Lietuvos taryboje. Ir tokio jauno amžiaus dvasininkas į Lietuvos tarybą nebūtų patekęs. Tai, kad jis buvo katalikas, veiklus, organizuotas ir pasaulietis, buvo pati tobuliausia kombinacija, kuri padėjo jam siekti tolimesnio politinio siekio aukštumų ir daryti politinę karjerą. Ir šitame dar kontekste galima pasakyti, kad jo politinės pažiūros buvo neabejotinos. Tai yra, kai Vilniuje tuo pačiu metu kristalizuojasi politiniai interesai, kas kurias grupės, ar kokius asmenis, ar kokius interesus palaiko, tai Aleksandro Stulginskio apsisprendimas ir ne tik, kad apsisprendimas formuoti Krikščionių demokratų partiją, bet būti ir jos lyderiu, kol Krupavičius sugrįžta iš Maskvos ir kol vyksta tie susijungimo visi procesai, tai jis iš esmės formuoja vieną stipriausių politinių jėgų ir Aleksandro Stulginskio asmenybė yra tiesiogiai siejama su šita politinė veikla, tai politinio jokio nebuvo nei blaškymosi, nei dairymosi, buvo labai aišku, kokias pažiūras, politinės pažiūras šis asmuo atstovauja tuo laikotarpiu iki vasario 16 aktų.
Na, iš tikrųjų, tas laikotarpis buvo tikrai labai intensyvus ir ne vien tik tai žinomas Stulginskiui, bet ypatingai turbūt jam, kadangi mes atsiminimuose skaitome, kaip jis apsigyvena su taip pat kitų signataru Jonu Vailokaičiu įsinomavę vieną butą Didžioji Pohuliankoj, kas dabar čia Basanavičiaus gatvė. Ir įsivaizduokite, mums gydytojų rekomendacija kasdien 10 000 žingsnių nueiti. Tuo tarpu Aleksandras Stulginskis, kol subėgioja į Ryto draugiją, į Lietuvos tarybą, kol subėgioja į Vilniaus lietuvių gimnaziją, apibėga kaip agronomas daržus nuo Šnipiškių iki Užupio. Na, kaip jis rašo, kiekvieną dieną subėgiodavau 20 kilometrų ir nieko. Energingas politikas ir iš tikrųjų tas jo veržlumas, veiklumas tikrai iškelia jį labai greitai į pirmas gretas. Tačiau, aišku, kad ne viskas buvo taip šviesu šito politiko gyvenime. Ir dėja, iš valdžios Olimpo jam taip pat teko nusileisti ir pereiti į ilgametę opoziciją Antano Smetonos vadovavimo metais. Taigi darbas opozicijoje taip pat, galima sakyti, buvo tam tikra mokykla. Tai dabar norėčiau jau pokalbį pratęsti su Laurynu Blažiu. Kokių įžvalgų galėtumėt pateikti? Kuogi pasižymėjo ta Aleksandro Stulginskio veikla, būnant opozicijoje, ir ar buvo kokių vilčių sugrįžti vėl į valdžią? Taip, tai iš tikrųjų, apskritai kalbant, turbūt tie 1926-1927 metai buvo tokie politinių kryžkelių metai. Apskritai kalbant tiek Lietuvos politiniai padangiai, tiek ir pačiam Aleksandrui Stulginskiui. Tai būtent tuo laikotarpiu, 26 metų pavasarį, baigėsi jo kaip prezidento antroji kadencija ir pagal konstituciją jis toliau jau nebegalėjo kandidatuoti šias pareigas, taigi jis prezidento kėdę užleido Kaziui Griniui. Na ir kaip žinome, po pusės metų vyksta valdžios perversmas, na ir valdžioje atsiduria tautininkai, kurie suformuoja koaliciją su krikščionimis demokratais. Na, yra išlikę įrodymų šiam žinom, kad Aleksandras Stulginskis pats ganėtinai atsargiai žiūrėjo šį politinį tandemą. Jis sakė, kad didelė tikimybė, kad galbūt tautininkai mus apgaus ir liksime nieko nepešę. Kas galiausiai ir vyksta, kadangi 1927 metais tautininkai paleidžia trečiąjį Seimą ir krikščionys demokratai pasitraukia iš šios koalicijos ir tautininkai tiesiog savo rankose sutelkė visą valdžią Lietuvoje. Na ir kaip ir minėjo kolegė Ingrida, tai Aleksandras Stulginskis atsiduria naujame vaidmenyje, opozicijoje. Na ir čia turbūt pasireiškia didžiąją dalimi tas jo žemaitiškas užsispyrimas, kuris labai, kaip pasakyti, inertingai paisė savo vertybių, savo aukštų standartų, kaip pasakyti. Na ir čia matosi jo pats tikėjimas konstitucija, tas jo kaip aukščiausios šalies vertybės, galima net pasakyti, iškelimas, jisai tiek savo memorandumuose Antanui Smetonai, tiek ir išstojimuose, ar tai būtų spauda, ar dar kur nors, jis visą laiką agitavo, kad šalyje turi būti sugrąžintas konstitucinis stovis. Nors konstitucija ir nėra tobula, jį turi ydų, tačiau tai yra vienas iš geriausių dalykų, kuriuos turbūt skūrėme per tuos nepriklausomybės metus. Na ir tuo pačiu, sakydamas, kad prezidentas taipogi vienas negali be klaidų vykdyti savo pareigų, todėl turbūt valstybės valdžia turėtų turėti koksai nors kolegialus organas, kaip tarytume Seimas. Na ir tas Aleksandro Stulginskio užsispyrimas pasireiškia ir tuo, kad jis po perversmo jisai buvo Seimo pirmininkas, trečiojo Seimo pirmininkas. Na ir per visą tą laiką, kol buvo sušauktas ketvirtas Seimas, jis neįsižadėjo šio titulo, jis save toliau tiek memorandumuose, tiek spaudoje, toliau save titulavo Seimo pirmininku. Na ir yra ta jau legendinė istorija su Seimo dokumentų seifų raktais. Išvaikius Seimą, jis pasiliko tos raktus, nusivežė pas save į Jokubavą, ir visiškai kardinaliai atsisakė juos atiduoti valdžios atstovams, teigdamas, kad atiduosiu raktus tik tai tuomet, kai ketvirtas Seimas bus vėl sušauktas. Ir jis savo šį pažadą tesėjo būtent. Dar vienas įdomus dalykas, ką matome jo metuose opozicijoje, tai Aleksandras Stulginskis kartu su savo kolegomis iš Krikščionių demokratų partijos,
pradėjo bendradarbiauti su savo buvusiais oponentais, ar tai būtų Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, ar tai būtų Lietuvos socialdemokratų sąjunga. Kaip minėta, trečiajame Seime krikščionys demokratai stipriai oponavo jiems. Na, štai po perversmo jie susivienijo tarytum vienam tikslui. Iš pradžių tos bendradarbiavimo apraiškos buvo kiek epizodinės, tačiau kuo toliau, tuo labiau ta opozicija tapo organizuota. Na ir iš to galbūt net ir kyla klausimas, kas trukdė būtent parlamentarizmo laikotarpiu šioms partijoms taip glaudžiai dirbti vieno tikslo vardan. Tai galbūt tiek apie jo būtent metus opoziciją. Galbūt man norėtų kažką iš opozicinio laikotarpio dar prisiminti, ko Laurynas gal nepaminėjo. Šiaip gal mes prašokom pozicijos laikotarpį. Nežinau, ar čia yra... Prašom, galime sugrįžti dar ir į pozicijos laikotarpį. Gal šiek tiek, tik tai labai trumpai irgi, long story short. Kaip žinia, Aleksandras Stulginskis yra vienas iš nedaugelio tų mūsų politikų, kuris padirbėjęs yra įvairiuose pareigose. Kaip ir Ingrida minėjo, tai ir signataras, ir prezidentas, ir ministras, laikinai ėjęs ministro pirmininko pareigas, ir Seimo pirmininkas. Na, iš ties yra labai didelis spektras labai svarbių reikšmingų pareigų. Kas yra įdomiausia, kalbant ir apie poziciją. Ir mes čia truputį liktai buvom užsiminę apie valstybės pripažinimą, kad Stulginskis lyg buvo įvertintas valstybės. Bet ar žinote, kad Stulginskis taip ir nėra gavęs Lietuvos valstybės apdovanojimą? Jis 6 metus ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas. Yra buvęs 3 kadencijų Seimo narys, yra buvęs Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, yra dirbęs įvairų visuomeninį, pedagoginį, taip pat profesinį darbą, bet valstybės apdovanojimą nėra gavęs. Išskyrus 25 metais, kai estai jį apdovanojo Estijos valstybės apdovanojimą. Bet čia reikia suprasti to metų, to laikotarpio specifiką. Ir galbūt ir patį Stulginskio būdą, kad jis tikrai buvo linkęs į kuklumą ir tikrai nebuvo linkęs į tą tokį labai didelį pasirodymą. Bet čia kalbant apie, vėlgi grįžtant prie tos pozicinės tos veiklos, kai jis tampa Respublikos prezidentu, prieš tai ir steigiamojo Seimo pirmininku ir iš Antano Smetonos, tuomet ėjusio Lietuvos valstybės prezidento pareigas, laikinai perima prezidento pareigas, kurios vykdo viso steigiamojo Seimo laikotarpio, kol bus priimta konstitucija. Ir kai yra priimama pirmoji Lietuvos valstybės nuolatinė konstitucija ir kai yra išrenkamas pirmasis konstitucinis Seimas, Aleksandras Stulginskis Seime yra išrenkamas pirmoji konstituciniu prezidentu. Tiek kalbant apie jo tapimą Seimo pirmininku steigiamajam Seime, tiek apie Respublikos prezidentu, reikia ko gero pasakyti, kad tai yra asmenybė, kuri telkia ir yra kompromisinė asmenybė. Nepaisant to, kad buvo be galo daug žmonių, kurie prieštaravo jo tapimu tokiu politiku ar jo kandidatavimu į šias pareigas, jis vis dėlto buvo pripažįstamas kaip kompromisinė figūra. Bet kalbant apie santykius su opozicija ir opozicija, aš norėčiau priminti pirmojo Seimo laikotarpį ir priminti tik tai tą epizodą, kad Aleksandras Stulginskis yra lygiai taip pat kaip ir Antanas Smetona paleidė Seimą. Tai buvo pirmasis Seimas. Kai išrinkus Stulginskį prezidentu, Seimas nesusitarė ir negalėjo patvirtinti ministro kabineto programos ir antiek visas darbas buvo išbalansuotas, kad pirmasis Seimas buvo paleistas ir ką Stulginskis vėlgi padarė, labai tvirtai laikydamasis tos nuostatos, būtent laikydamasis ir teisės ir procedūrų, sakos, jis organizavo kitos Seimo rinkimus ir kitas Seimas vėlgi jį perrinko Respublikos prezidentu. Visos procedūros buvo atliktas, kas, pavyzdžiui, nebuvo atlikta po valstybės perversmo, kuris įvyko 26 metais. Dargi apie 26 metų perversmą gal reikėtų priminti, kad Aleksandras Stulginskis buvo vienas iš tų, kuris taip pat dalyvavo planuojant tą perversmą ir nuverčiant liaudininkų vyriausybę ir liaudininkų prezidentą. Bet įdomus dalykas, kad Aleksandras Stulginskis ir Antanas Tumėnas, abu buvę Seimo pirmininkai, jie buvo prieš ginkluoto perversmo organizavimą. Galbūt diplomatiniais, demokratiniais būdais, bet ne karinio perversmo keliu. Ir čia atsiskleidžia dar viena įdomi savybė Aleksandro Stulginskio, kad net ir Lietuvos tarybos laikotarpiu, tai yra Pirmojo pasaulinio karo metais,
jisai nevengdavo irgi oponuoti net ir tiems politikams, su kurių pažiūromis, į spektrą nuo centro į dešinę turėtų jų nuomonė sutapti. Jis dažnai išreikšdavo atskirąją nuomonę, kartais jis stengdavosi palaužti ir priversti pasirašyti kažkokį dokumentą, bet jis laikydamas savo nuostatų ir principų stengiasi išlaikyti ir atskleisti tą vidinę tvirtybę ir išlikti ištikimas susitarimui, tai laikyti žodžio. Gal aš truputį taip apibendrindama labiau, kai kolegos kalbėjo, vis tik reikia permastyti arba permastant Aleksandro Stulginskio ir biografiją ir gyvenimo svarbiausius įvykius, reikia turėti omenyje tai, kad jo aktyvus politinis gyvenimas buvo susijęs su parlamentiniu laikotarpiu. Visas jo yra aktyvus gyvenimas, politinis gyvenimas turiu omeny, susijęs su parlamentiniu laikotarpiu, pradedant darbų Lietuvos taryboje, steigiamajame Seime, kaip pirmininkas, vėliau kaip prezidentas, na ir jau pabaigiant po perversmo taip pat kaip Seimo pirmininkas. Ir greičiausiai jisai pats kaip ir žmogus irgi jautėsi visą gyvenimą seimūnų, parlamentarų, tai yra siekis ieškoti kompromiso, siekis sutarti, siekis ieškoti kompromiso tarp skirtingų politinių pažiūrų asmenų, bet tuo pačiu labai griežtas, kaip jūs ir sakėte, apie agronomijos mokslą, galbūt ar teologijos mokslą išugdytas savybės, labai griežtas įstatymų laikymasis ir statuto laikymasis. Ir netgi vėliau jau autoritarinio laikotarpio irgi kai kurie asmenybės bruožai išduoda, kad jis laikėsi statuto ir laikėsi tų įstatymų, kurie buvo neatšaukti arba tie, kurie buvo priimti parlamentiniu laikotarpiu. Tai jis kaip žmogus, kaip parlamentaras iš esmės išliks visą laikmetį ir jį kaip ir prezidentą, kaip parlamentarą be abejo gerai pažinos ir Kauno visuomenė, ir Lietuva. Ir jau po perversmo Smetonos režimas turės tokią mintį, kad, be abejo, Aleksandras Stulginskis nebuvo parankus politiškai asmuo, kad galbūt Stulginskiui, kaip ir Krupavičiui, reikėtų pasiūlyti politinius postus arba diplomatinius postus užsienio valstybėse ir tokiu būdu tarsi išvengti jų kaip oponentų. Ir tiek Krupavičius, tiek Aleksandras Stulginskis nesutiks išvykti į užsienį, dirbti diplomatinį darbą, kita vertus ir dirbti autoritariniam režimui, nes jeigu esi diplomatas, tai natūralu, kad vykdai visus pavedimus. Ir tai reikš, kad jisai ir turėjo autoritetą, ir Smetona turėjo skaityti su juo kaip politiniu oponentu. Ir išvykimas jau į Jokubavą, čia taip, toks irgi tam tikras tarsi protestas. Kita vertus, ta raktų istorija, kurią jūs priminėte, irgi rodo, kad žmogus iki tiek, kiek galėjo, laikėsi statuto ir griežtai teigia, kad raktus perduos Seimo spintos tik tai teisėtai išrinktam kito Seimo pirmininkui, kas yra atsitinka išrinkus 4. Seimą. Kita vertus, visą tą opozicijoje buvimo laikotarpį arba autoritarinio valdymo laikotarpį Stulginskis labai išsiskirs kaip žmogus, kuris tikrai rašys labai daug straipsnių, kalbės atsišaukimuose, kalbėdamas apie tai, kad būtina sušaukti naują Seimą, būtina paskelbti rinkimus ir tas tikėjimas, kad tik Seimas, naujai išrinktas Seimas, gali priimti reikalingus sprendimus, bus labai gajus jam kaip asmeniui, tą patį galima pasakyti ir per Suvalkijos ūkininkų streiką, sukilimą ir kitais momentais, jis tikrai nevengs kalbėti atvirai apie tai, kad Seimas būtinai turi būti sušauktas ir kai bus sušauktas jau paskutinis Seimas 36 metais, 4. Seimas, jis laikysis nuostatos, kad tai nėra tas Seimas, kokį turėtų rinkti Seimą piliečiai laisvų balsavimų, kad tai nėra laisvai išrinktas Seimas. Jis suprato kaip politikas, kokie buvo ribojimai tuo laikotarpiu taikomi ir norėjau pasakyti, kad ta Seimo idėja liks visą gyvenimą su juo kaip su asmenybė. Tačiau dalį norėčiau dar pasitikslinti. Kartais, kalbant apie politikus, sakoma, kad štai iškilo todėl, kad atsirado reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje. Ar tai galioja ir Stulginskiui, kaip manote? Čia tokie svarstymo klausimai, visai galima žiūrėti,
bet jeigu mes sugrįšime į tą laikmetį iki vasario 16 laikmetį, tai bet kuris inteligentas, išsilavinęs lietuvis buvo reikalingas nepriklausomos Lietuvos kūrimo darbui. Juk valstybė susikūrė tokiomis aplinkybėmis, kai buvo reikalingas bet kuris asmuo, nes valstybingumą mes jau seniai tik istoriniai atsiminimai gali kalbėti apie mūsų buvusią valstybę. Taip, ir tikrai Aleksandras Stulginskis taip, jauno amžiaus, išsilavinęs ir randa erdvę labai greitai arba tą terpę, net ir politinę terpę naujų inteligentų arba besibūrenčių lietuvių inteligentų tarpę. Ir taip kaip ir Vilma minėjo, kad greičiausiai tai bus kompromisinė asmenybė, kalbant ir apie steigiamojo Seimo pirmininko rinkimus, ir apie prezidento rinkimus, nes, kaip žinote, Krupavičius vis atsisakys konkuruoti su Aleksandru Stulginskiu, o Stulginskis nebijos imtis atsakomybės, nors neturėjo anksčiau jokios patirties, bet kaip asmuo, kaip asmenybės jau čia bruožas neatsisakys kandidatuoti, nes lygiai taip pat galėjo pasakyti, kad gal kažkas kitas, gal ne aš, bet matome visiškai kitus sprendimus. Gal labai trumpai tik tai papildysiu, šiaip man labai patiko paties Stulginskio tokia replika, kad einu ten, kur mane pašaukia. Tai reiškia, kad, kaip ir Dalia labai puikiai priminė Krupavičiaus epizodą, buvo žinoma, kad jeigu Krupavičius kandidatuos kai kurias pareigas, tai politiniai oponentai tikrai 100% nebalsuos ir nepalaikys jo kandidatūros. Tai Stulginskis buvo tas, kurį galbūt didesnė tikimybė, kad palaikys. Ir Stulginskiui galbūt kai kurios pareigos tikrai nebuvo prie širdies ir jis būtų buvęs labiau linkęs pasimti savo kažkokias ramesnį veikimą. Bet kaip jis sakė, yra ištikimas bendruomenės narys ir yra pareigos žmogus. Ten, kur jį pašaukia, ten jis ir eina, ten, kur bendruomenė jį pašaukia. Tai labai dažnai jis yra irgi atspindys to kolektyvo, kurio vardu jis veikia. Tai yra šiuo atveju tiek Lietuvos ūkininkų sąjungos, tiek Krikščionių demokratų atstovus. Taip, tai iš tikrųjų mes čia beveik valandą labai įdomiai diskutavome, kalbėjome apie Aleksandrą Stulginskį ir tikrai minčių kyla ir daugiau įvairiausių. Norėčiau tik pasidžiaugti, kad visiškai neseniai, prieš keletą savaičių, mes šventėme istorinėje prezidentūroje vasario 16-ąją. Ir tuomet mūsų renginys vadinosi iki 40. Signataras, steigiamojo Seimo pirmininkas, prezidentas. Ko galime pasimokyti iš Aleksandro Stulginskio. Ir taip pat kiekvieno lankytojo, kuris dalyvavo mūsų žaidime, viktorinoje, mes prašėme įvardinti, o ką geriausio, ką svarbiausio aš pats pasiekiau savo gyvenime. Tai iš tikrųjų, žiūrint į prezidento Aleksandro Stulginskio asmenybę, mes kiekvienas galime savo užduoti tokių klausimų. Ir diskusiją mūsų norėčiau pabaigti su bendru klausimu visiems pašnekovams. Tai, o kas jūs asmeniškai labiausiai žavi, prisimenant Aleksandrą Stulginskį, šią asmenybę? Ko būtų galima mums visiems iš jo pasimokyti? Prašau. Jeigu nuo manęs pradėti, tai gal vis tik pagalvojau, kad tas toks principingumas, laikymasis savo žodžio ir ką sako amžininkai, ir ypač Krupavičius yra pasakęs apie Stulginskį, kai jis išvyksta į Jokubavą, užsiema jau žemės ūkiu ir ūkininkavimu, pasako tokius įdomius žodžius, kad sąžiningas Lietuvos prezidentas tampa sąžiningu Lietuvos ūkininku. Tai yra taip, kaip sąžininkai stengiasi valdyti valstybę, taip po 27 metų sąžiningai ūkininkauja. Tai yra laikosi taisyklių, laikosi jau ūkininkui arba verslininkui būdingų taisyklių. Tai tas sąžiningumas galbūt ta savybė, kurios vis tik reikia pasimokyti. Tai dar turbūt būtų galima pakalbėti apie Aleksandro Stulginskio ir paties lietuvybės puoselėjimą. Tai Lietuva, Aleksandrui Stulginskiui be abejonės buvo labai svarbi. Ir tai galima matyti jau vien iš jo pačios profesijos pasirinkimo. Ir manau, daug pagarbos nusipelno faktas, kai žmogus
renkasi profesiją ne pagal tai, kiek jie jam materialinės naudos duos, kiek jie duos tos naudos patiems tėvynainiams. Tai būtent tokių paskatų vedinas jis pasirinko agronomo profesiją. Vėliau jau eidamas, ar tai būtų steigiamas Seimo pirmininko pareigas, ar Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, Aleksandras Stulginskis niekad savo asmeninių interesų nepadėdavo priešais tėvynę, jam visą laiką buvo svarbu tėvynainių gerovė, ko paskui galbūt dėl to būtent jis ir darė tos politinius kompromisus, nebuvo linkęs ginčytis, nebuvo linkęs galbūt stabdyti visų procesų vykstančių, kas buvo itin svarbu jaunai valstybei. Ir tas jo lietuvybės puoselėjimas dar ir persiduoda jo būtent vienintelės atžalos dukros Aldonos auginime. Ji buvo, kaip ir sakau, vienturtė jo dukra su Ona Stulginskienė, ir ją užaugino tikra lietuvė patriotė, ko pasakoje visiškai nenuostabu, kad iki šiol, ar tai būtų 3-4 kartos Stulginskiukai mūsų, kurie gimė ir auga Jungtinėse Amerikos valstijose, jie vis dar puoselėja lietuviškas tradicijas, kalba lietuviškai ir vis dar rūpina savo jau nebe tėčio, prosenelio ar tai senelio palikimu Lietuvoje, ko pasakoje palaiko ryšius ir su mūsų istorinė prezidentūra, ir lauksime jų būtent šią vasarą atidarant mūsų parodą. Labai kviečiau atvykti į parodą, kai jinai jau bus parengta, ir atkreipti dėmesį į Stulginskio nuotraukas. Nes žvelgdami tos nuotraukas pamatysite pozityvų žmogų. Kas mane labai imponuoja ir kas labai stebina tose nuotraukose. Įsivaizduoju, kad tom nuotraukom dabar yra daugiau kaip 100 metų. Bet juose net ir labai labai dramatiškom aplinkybėm Stulginskis yra labai pozityvus, žvelgia su šypsena ir tokia pozityvia šypsena. Be ironijos, bent jau man taip susidarė, net ir tą badmečio Vilniuje, jis vaikydamas, prižiūrėdamas tos laukus dirbamus, ar pozuodamas su moksleiviais, kurios ugdė, kurios globojo, jis yra labai toks pozityvus, švelnus, šviesus. Tai aš linkiu visiems to šviesos. Ir dar kas yra įdomu, kalbant apie Stulginskį, tai ta vidinė tvirtybė, stiprybė, o ką mes galėtumėm iš jo pasimokyti, ypatingai dabartiniam politiniam fone, kur visi kalba į visas pusės viską, belenką ir belenkaip, tai iš tikrųjų atsakomybės už savo žodžius. Ir Aleksandras Stulginskis, kuo man yra įstrigęs, tai iš savo kalbų ypatingai, tai labai pasvertų žodžiu. Tai yra nekalbėti taip, kad įžeistum kažką kitą ir kažkaip kalbėti labiau pozityviai ir apžvelgiant tą tikrąją padėtį. Sakau, jeigu palygintumėm ar dabartinių Respublikos prezidentų kalbas, ar ano meto Aleksandro Stulginskio kalbas valstybės progų metu, ir dabar mes turim metinį pranešimą kaip žanrą tokį, tai yra žmogaus kalba, kuris kalba su tikrai apžvelgdamas padėtį kaip ūkininkas, tikrai kaip ūkininkas ir kartu su vizija, su labai konkrečia vizija, su labai konkrečia užduotim ir labai pasverdamas tos žodžius, be įžeidimų, be užgauliojimų. Tai aš linkėčiau to tokio pozityvumo. Ir man jis yra likęs kaip pozityvus. Truputį gaila, kad jis yra primirštas. Besiruošdama šitai diskusijai praverčiau kažkiek tai amžininkų atsiminimų ir istorikų knygų. Ir žinot, įdomus labai dalykas. Visi tikriausiai nujaučiam. Įsivaizduokit, Stulginskis dirbo čia prezidento rūmuose 6 metus. Smetona daug metų, 10, daugiau 14-15. Kazys Grinius 6 mėnesius. Bet jeigu mes pasižiūrime amžininkų atsiminimus, tai pamatysim, kad Stulginskis ten yra paminimas 0 kartų, kartais yra 2 kartus paminimas, tuo tarpu Smetona yra paminimas kokius 136 kartus, Kazys Grinius 100 kartų. Ką tai sako? Galima daryti keletą išvadų arba prielaidų. Vienas dalykas, gal Aleksandras Stulginskis buvo labai drungnas žmogus, gal buvo neįdomus, gal neverta jį prisiminti, o gal buvo tai tas žmogus, kuris nekėlė konfliktų ir nesimaitino to politikams labai kartais, tokiu labai lengvu, greitu maistu konfliktu. Taip, nes mes tikriausiai labiau prisimenam to žmonės, kurie mus dirgina. Tai aš manau, kad Stulginskis tuo laiku buvo tas, kuris nedirgino ir dabar jis mūsų nedirgina. Bet galbūt todėl mes jį linkę truputį primiršti, bet dėl jo pozityvumo ir teigiamumo reikėtų jį atsiminti.
Taip, iš tiesų, Aleksandras Stulginskis yra, bent man, tikrai puikus tikėjimo ir ištikimybės savo valstybei pavyzdys. Tačiau jau mes čia labai daug pasakėme apie Aleksandrą Stulginskį. Manau, kad tikrai šią jo jubiliejaus proga mes tikrai deramai jį prisimenėme ir kaip politiką, ir kaip prezidentą, ir žinoma, kaip iškiliausią Lietuvos istorijos asmenybę. Taigi dėkoju visiems buvusiems su mumis šią popietę. Ačiū už dėmesį ir žinoma, bus galima pasižiūrėti transliaciją šios diskusijos. Ačiū Jums visiems labai.